Taigi, tai jums sunkus pratimas. Viskas atrodo paprasta. Bet. Mes esame čia, Beit Balev. Tai yra vienas iš senelių namų ir reabilitacijos ligoninių tinklo, kur jie žengia į ateitį. Jie rūpinasi mūsų seneliais, tėvais, broliais ir seserimis, naudodami rytojaus technologijas. Taigi pažiūrėkime, ką jie mums paruošė. Šiandien esu čia su Richardu. Jis yra vienas iš pacientų Beit Balev. Taigi, Richardai, ar galėtum papasakoti, kokias naujoves jie čia turi, kad tau padėtų atsigauti? Turime daug naujovių. Viena svarbiausių naujovių yra už jos su kamera ir dideliu ekranu. Ekrane yra 2 mygtukai. Kairėje pusėje matote žmogų, kuris atlieka pratimą. Ir jūs turite atlikti tą patį pratimą. Taigi, iš esmės tai yra sistema, kuri pasako, kokius pratimus reikia atlikti, kad atsigautumėte. Taip, būtent. Gerai, pažiūrėkime, kaip tai veikia. Gerai. Gerai, čia kairėje matome žmogų, kuris atlieka pratimus ir rodo, kaip juos atlikti. O dešinėje matome jūs, kai darote pratimus ekrane. Jūs atliekate tuos pačius pratimus, o sistema tikrina, ar darote juos teisingai. Ir jūs matot. Jūs matote. Tai yra ten. Ir dabar tai jūs pataiso. Taigi dabar nuo 46% pakilote iki 100%. Tiksliai. Programa buvo sudaryta specialiai jam, atsižvelgiant į jo motorikos problemą ir silpnumą viršutinėje galūnėje kojose. Ir jis beveik kiekvieną dieną atlieka programą, po to, kai baigė kineziterapiją, gydymą. Taigi, kai mes su Richardu atvykome į ligoninę, jis buvo praktiškai paralyžiuotas visose 4 galūnėse. Jis turėjo tik šiek tiek judesių, o visi jo judesiai buvo nekontroliuojami. Dabar jis pats vartosi lovoje, pats atsikelia, jis pradėjo vaikščioti su vaikštinė ir visi jo judesiai tikrai gerėjo. Ir tai nėra vienintelė naujovė čia Beit Balev. Be šios sistemos, kuri orientuota į kineziterapiją ir padeda pacientams atgauti sveikatą, yra ir kita sistema – CogniShine, kuri rūpinasi jų psichinė sveikata. Tai yra skaitmeninė terapijos platforma, leidžianti terapeutams kurti individualizuotus pažintinius kalbos ir komunikacijos pratimus, o pacientai gali nuotoliniu būdu atlikti interaktyvius užsiėmimus, kurių pažanga stebima realiuoju laiku. Kartu su tuo jie taip pat pradėjo naudoti VR akinus savo ergoterapijos užsiėmimuose. Ne tik mankštai, bet ir tam, kad judėjimo sunkumų turintis ar nepagydomai sergantys pacientai galėtų keliauti po pasaulį ir išpildyti savo gyvenimo svajones tiesiog iš ligoninės lovos. Mes naudojame šią VR technologiją terapijai. Ir buvo viena pacientė, viena moteris, kuri buvo šiek tiek prislėgta. Mes jai parodėme jos gimtąjį miestą, naudodami VR technologiją. Ir ji buvo labai sujaudinta, labai emocinga ir visi mes tapome emocingi. Mes negalėjome likti abejingi, matydami, kaip ji verkia. Ir būti sujaudintai dėl ekskursijos, kurią galim gauti. Technologijos, mano nuomonė, jos čia, bet kartais jos jiems atrodo tokios tolimos, nes dauguma jų neužaugosi technologijomis. Taigi, tai tarsi galimybė jiems būti kažko dalimi ir pamatyti, kad tai nėra tik jaunimui skirta. Tai taip pat skirta ir jiems. Tai nėra tai baisu, iš tikrųjų tai smagu. Ir labai greitai mes atidarysime pirmąjį interaktyvų imersinį kambarį visiems vyresnio amžiaus žmonėms čia Beit Balev Rusų Ličione. Tai yra daugiafunkcinė sensorinė erdvė, kuri sujungs judesį, emocijas. Ir tai atskleis kitą technologijos aspektą ir dar vieną jos naudą. Ir žinoma, viską mūsų terapeutas pritaikys ir priderins prie paciento. Tai nėra tik pati technologija.
Tokiems pacientams kaip Richardas Bait-Balev buvo tikras išsigelbėjimas. Praėjo 2 mėnesiai nuo tada, kai buvote visiškai paralyžiuotas. Ar manote, kad tai padėjo? Žinai, jie padarė stebuklą. Tai tikrai stebuklas, ką jie padarė.